Edvinai, eik valgyt. Girdi? Sveiki visi! Kaip matote, aš vėl kuriu savo naują videoblogą. Ir šiame videoblogė, kaip jau pastebi... Gerai, juokauju. O, taip geriau. Ir šiame videoblogė, kaip jau pastebėjote iš video pavadinimo, aš kalbėsiu apie tokį dalyką kaip ignoravimas. Taigi ir iškart norėčiau pradėti nuo to, kas yra ignoravimas. Ignoravimas yra toks dalykas, kai žmogus tyčia jūsų nepastebi, ką jūs jau matėte video pradžioje, kai tas kitas žmogus neatkreipia dėmesio į jūsų žinutes. Žodžiu, trumpai tariant, ignoravimas yra, kai kitas žmogus yra ant jūsų bibidėjas. Taigi, bet ignoravimo irgi turi būti tam tikra priežastis. Dauguma gražių panelių šiais laikais neatrašo vaikinam vien dėl to, kad jos tipo galvoja, kad yra žiauriai gražios, tipo dyvos. Aš jam neatrašysiu, nes aš esu dyva. Bet nesakau, kad tik panašiais laikais yra tokios blogos. Nes, pavyzdžiui, vaikinam yra toks būdingas posakis, jeigu negraži, reiškias nahui. Senė to parašė. Ką? Rimtai? Jo, žinau, tai jos. Blemba, man parašė pana, jėga. Eik tu savo, man jau 20 metų pana nerašė. Atrašykė. Einam, blemba. Reik net pasižiūrėti fotografiją. Kas yra? Turi dar alaus? Na jo, čia nėra. Na jo, čia nėra labai mano iniciacija. Bet ką padarys? Gerai, kad bent iPhone'uose įmontuota programa pavadinimu Siri manęs neignoruoja. Siri not available. Aišku, ignoravimas daveda iki labai įvairiausių sutrikimų. Turiu omenyje, kad pasikeičia to žmogaus būsena, jis pradeda pykti, keistai elgtis, kurti visokiausias nuoskaudos dainas. Sūnau, eik valgyt. Blet, valgyt. Blet, prikolai nahui. Valgyt, blet. Eik ir valgyk, jeigu tu nori, blet. Man, blet, turi dar atrašyt žmogus ir ne bet koks, o gražus. Valgyt eik. Blet. Norėsiu pavalgysiu, pasidarysiu, ašgi moku. Aš tau į debilą panašus? Gali būt šiaip, nes man neatrašo. Ir nežinau, ką daryti. Ką daryti? Baik. Palauk. Aišku, dar būna panas ignoruoja jam labai brangų žmogų, pavyzdžiui, vaikiną, dėl visokiausių principų. Prašau, parašyk man. Prašau. Parašė. Manau, kad visi esame šitame pasaulyje susidūrę su visokiausiamis ignoravimo situacijomis, bet, pavyzdžiui, jeigu mane visi aplink ignoruoja, aš visada galiu pasipasakoti debesėlį. Miau. 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 Šiaip iš esmės aš gyvenime nesu daug ko labai daug chuja ignoravęs, nebent aš tik namuose ignoruoju vieną dalyką. Tai kai mano mama pasako, pavyzdžiui, Edvinai, parodyk savo videoblogą. ir tada mano atsakymas būna ne. Ir tuoj paaiškinsiu kodėl. Mano mama yra mačius mano videoblogus, tiesiog man yra nejauku žiūrėti savo videoblogus prie jos, bet man buvo tokia kilus viena mintis, kad aš su ja kažkada nufilmuosiu kokį nors bendrą videoblogą. Jeigu jūs norit, kad aš sukurčiau videoblogą su savo mama prikolindamas ten su ja kartu, spauskite ant šito video like. Dar esu kažkur skaitęs, blet, na. Pasijaučiau kaip per tos koncertus, kai paduoda dūmų būna, žinot, va taip stovi ir tiesiog... Aprasojo kamerą, jop, tavai mane. Čarli, angelai. Ai, blet.
Bet jeigu jūs kažkada buvote kažkieno ignoruojama, pasidalinkite šituo video. Taigi dėkui, kad... Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują video blogą. Prenumeruokite, laikinkite, komentuokite ir toliau likite su manimi. Su jumis buvau aš, Edvinas. Čiau!